O jau kaip nenoriu dirbti. Noriu šokti, atostogauti. O ką jūs? Ruošiatės atostogom? A gal jau atostogaujat? Šiaip Danijoje atostogos prasideda nuo Liepos 1, tai plius minus iki rugpjūčio 15, kam užsitęs ilgiau. Kaip nėra meilės darbų, kaip norisi pailsėti, pažvejoti, pabaliavoti, pašokti. Ai. Tai vakar parsivežiau tas visas akmenus, kur metė lauk. Blemba, galvoju, kodėl mest lauk, kodėl laidot po žemę, aš parsivešiu pas save. Ten prie garažą išpilsiu, ten man nesvarbu, kad ten persimaišys biškis su to grūzu, kurio papačia. Laikui bėgant gal išrinksiu, aprinksiu, dar šviežiai užsipilsiu porą priekabų. Bet realiai visą parkingo teritoriją praktiškai užpyliau. Išpešiam žuolės, nedaug, bet taip maždaug biškiai apipešiuojam, kad tvarkingiau būtų. Reikia ateiti įsipirkti traktoriuką su grėbliu ant šiknos, tada pravažiavai kartą į savaitę arba kartą į 2 savaitės ir tokia tvarka didesnė biški. Tai važiuosiu į Kopenhagą, man atrodo, 5 ar 6 pakopas plytelėm užklijuoti. Taip nesinori, bet reikia. Reikia padaryti, nes jau žmogus laukia, nežinau, pusę metų, kad padaryčiau tą darbą. Dabar nieko nėra namuose, jie atostogauja, nieks man nemaišys, nieks netrukdys. Kem 5 laipsnių nepjausiu, nes jiems to nereikia, čia tik tai iš kiemo pusės į rūsį įėjimas, tai svarbu, kad būtų švaru. Kam jie tų plytelių užsimanė, aš nežinau, bus slidų žiemą, iš tikrųjų reikėtų labai tokias rupės dėti kokias nors. Tai ten žiemą bus slidžiai. Žinot, kas čia bus su ta trauba? Nežinot? Rodzelio. Nu va, atvažiavau į objektą, čia grindys va vakar, kur išlakavo Artūras. O man reikia šičia laiptelių suklijuoti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 pakopos. Kažkaip čia apsivertus aukštin nepaklijuosiu. Tai susipjaustysiu ir paskiau sumesim. Blemba. Čia reikia gražų pjūvį padaryti iš tikrųjų, bet pažiūrėsiu, kaip čia gausis. Pradėsiu nuo viršaus pjaustyti ir viso. Šiaip laiptai tokie netrodo kažkokie labai baisus. Bet vis tiek praeisiu, prasivalysiu su dratiniu šepečiu kampus. Pašiaušiu tik tai, nes vis tiek yra tos biški bakterijos tokios. Įsusirbliuosiu, biški kampus išsivalysiu. Ir nežinau, reiks pradėti. Gal pirmas negaliu, nuo pačios turiu pradėti. Nuo pačios turiu pradėti klijuoti. Čia sveikąją dalį dėsiu. Čia pjausis, kuri dalis dėsis, bet kampai tokie visi apvalūs. Blemba, kaip čia bus man reikalų. Reikėtų atsinešku į kaltuką, įsidaužyti visus kampus, kad kuo arčiau prieiti. Ajajajaj, atrodo paprastas darbelis, bet nebus paprastas. Nu va, apsišveičiau, išgruntavau. Paskutiniu metu, jau kokius metus gal daugiau naudoju Ardexo gruntą, Ardex P51. Čia daugiau primeris netgi. Aš jį pradėjau naudoti tada, kai draugas prieš 2 gal metus, prieš 3 darėsi kaip remontą, renovaciją, nes jam buvo užlieję rūsį, išlupo senas ar plėtelės, ar laminatą, ar kažką, ir pas jį buvo, gal yra tekę kažkam iš jūsų, kai betoną išsibetonuoja grindis namuose ir po kokio mėnesio, po darbų, jau ten ruošies kažką daryti, tą betoną šluoji, jisai trupa, dulka, toks, mes jį vadinam tokį sergančių betonų, nes yra tokia teorija, kad kai išbetonuoji grindis, gauna labai didelį skersvėjį grindis, tada kažkas atsitinka ten su to betonu ir jisai žodžiu. Daug objektų man taip yra buvę. Tai šitą Ardexą neskiestą užpili
jisai tiek giliai įsigeria, visos lygos dingsta. Paskui ant viršus išlyginamą į sluoksnį padarai viso, tai va. Tai vien dėl to aš jį pradėjau naudot, nes jis žiauriai, va, netgi parašyta gruntas lietuviškai. Matot? Gruntas, o ką šį gamina? Gal lietuvaičiai netgi? Matau ant nugarėlės latviešų kalba padaryta lietuvių. Va. Gruntas sukibimo užtikrinimas, vandenį įgeriančių porų uždarimas patalpų viduj. Galima naudoti lauke kartu su Ardex K301. Gerai išmaišyti. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be dulkių ir kitus skirtų. Neaiškinkit, be dulkių, ant dulkių tepės, viskas gerai. Va, tai čia galima įskiesti, yra žiūrint, kam naudosi. Ardex Skandinavija. Kas gamina Ardexą? Neprašytų. Va, šiaip aš tik tai tokiem va, kritiniam atvejam, kur va, lauko sąlygos arba, nu, kur jau taip labai jau noriu, kad jau įstikinęs būčiau, kad gruntas suveiks. O ten tokia sienų dažymas, dar kažkas, tai ten paprastą giluminį gruntą, pigesnį ir viskas, nes paprastas gruntas irgi, kur skėčias 1/10 kainuoja gal kokį ten 30-40 eurų, o šitas, kaip sakiau, yra brangus 80. Bet jį gali, jeigu paprastam naudojimu 1/10 skėstai 5 ir 50 litrų, 5 litrai. Tada išeiga gal didelė. Va, taip šio, dabar einu susinešiu daiktus, kol plytelės tai yra pasiruošę, pamėginsiu atpjaut, pažiūrėt, pasimatuot. Žiūrės, ką čia bus. Nu va, mėlyjei, kaip Benišutis darbuojas, 3 pakopas pilnai padariau. Čia dabar iššokinėti rūsį, bet atsargiai atsukaktą čia neduoti. Tai gali save išsikirst. Dar biškį apsižergiu. Tai dabar, nu dar šiaip ne taip kaip nors tą užklijuosiu. 1, 2, 3. Nežinau, grindų neskaičiuoti. Blemba laiptai ir taip susisukę, tai taip stengiuosi laviruoti per viduriuką. Kažko labai neišlaužėsi. Čia, kaip sakiau, nelabai jums čia matos. Kem 5 čia nepjaunam, nes klientas to nenori, nepareiškia noro. Galėčiau žaisti, bet nematau tikslo. Čia viskas susiplaus tą pačią fugą, čia nieko nesimatys. Galbūt tu čia prie kokios parduotuvės, prie dar kažkur gali kažką tokio daryti, bet dabar, kad čia tokia rūsio įėjimas iš kiemo galo. Tokios plytelės iš tikrųjų dėkingos, tamsios. Jeigu būtų plytelės kokios nors, tarkim, šviesios ir molis, raudona čia šviesto, tai baisiai atrodytų, aišku. Bet dabar plytelės pilkos pačios, akmens masė ta pati irgi tokia pati spalva. Iš tikrųjų labai dėkingai čia kitur va reikia. Čia pirmą prisipjovė, dabar jau eina tiesiai ir jau tarpelis biškiai atsiranda čia krašte. O šitą visą pjaunasi, šitas galas. Bet dabar, man atrodo, irgi jau viršų jau kitą jau nebesipjaus, nes taip laiptai kažkaip išplatėja. Nu, ne vienodai padaryta, ne vienodai pritinkuota, nežinau, čia labai. Aš lazerį maždaug per vidurį pasidariau, atsižymėjau ir viskas. Ir laiptai, du laiptai, nežinau. Toks mažas darbelis, toks barachlyną, reikia visko turėti. Dar kartą pažiūrim, nieką nepamiršom, pastumti vietą. Va, tai plytelę sudėjau, siūlikė suein, normaliai. Gal savo, jeigu būčiau daręs tą kem 5 laipsnių, bet čia tai. Tai va, tai ten biški pjovės, čia jau liko kokie 5-6 mm. Ten daug pjovės. Čia praktiškai 0, bet aš nupjauju čiut-čiut, kad būtų kur košį įkišti. Čia palei akmenis biški. Pripjovėm. Va, tai rytoj teks užfoguoti. Ir viskas. Sukaste laiptai tokie biški, tokie, nu, jeigu reikėtų taip jau daryti sąžiningai ir idealiai, tai jau reikėtų daug košės ir pirmą laiptus išsilyginti, nes jie patys laiptai apvalus ir... Bet šiaip gerai gavus, man patinka. Nieko baisaus, halturka nepadaryta. Galėjo žmogus džiaugtis. Čia palikom šiukšlės kol kas. Rytoj susinešim, daug palikau sudžiūti. Kaip ir šio. Pasim savo gertuvę. Čia nams irgi mano statyts prieš keletą metų. Lietuviškų kraujų, lietuviškos durys aš iš tikrųjų dėtos. Stiklai kai kurie. Buvo čia vargelio.
ne su namu, o su architektu iš tikrųjų. Nes architeks tai nupieš, o kaip aiškit tą piešinį, kaip įgyvendinti, nesugin. Aš žiauriai noriu pasidaryti kaip būdavo fūroj. Neapsipūs. Po tokių darbų, kad nesies murzinavę mašiną, apsipūsiu kompresorių. O da 20 mašinai labai gerai, bet noriu nusipirkti tokį tylų konteinerį, tą konteinerį kompresorių, kad pasidaryti kaip, kad, fūros principą. Prasipūtė, mašiną prasipūtė biški. Tai ieškosiu ir žinau, kad toks, kur labai tyliai dirbu kompresoriuk. Pasidėti mašiną, aš gyvatį burks šiauriai. Nu va, apsitvarkėm, įjungiau signalizaciją, kažkokia keista signalizacija įsidėjo žmogus, nes būn skirtingi tie valdymo blokeliai, tų signalizacijų, kitų reikia subėdė kodą ir jinai atsijungia arba įsijungia. Čia tai reikia paspausti vieną ženkliuką, surinkti kodą, spausti kitą ženkliuką, išeinant vėl paspausti ženkliuką, tokį kodą ir tada dar kitą ženkliuką. Kažkaip keistai, 6 vakaro. Iš tikrųjų, aš atvažiavau čia tik tai 2:30 kažkur. Susivėlinau tų medžiagų, da nusipirkau, da tas susitikims, aš 20 ryto iš namų išvažiavau. Užtat pamėguojau lyg aštuonių. Kažkaip vakarė miegs dabar neim, toks persilaužęs ir ritmas, kad vakarė neim miegs, o ryte norisi pasnausti. Kažkaip buvau įpratęs, jog apdirbau prie mašinas, kad nuo 5 keltis visą laiką ir jau 6:30 būt darbę. Nes 1/2 valandos važiuoti, 15 minučių ant tauletą pasėdėti, paskrolinti, dar ko nors užkast, pavalgyti. Bet vienai pakopai susipjaustimai su visko valandelę laiko praktiškai. 4,5-5 tok vieną pakopą. Gal geras dalyks atsiminimui. Jei klaustų kainą paskaičiuoti, jeigu 5 laipsnių reiktų pjauti, tai 2 valandelės. Nebent jau tie laiptai labai idealus, kadangi biški kreivi, tie laiptai da. Vienoje pusėje spaudė, kitoje išlenk, kitoje, tokia. Va, tai tiek žinių. Šiandien dien iš manęs. Lekam nume. Dar kelis dienelis padirbsiam. Ir važiaunam. Šventi švesti. Atostogauti. Čiau, chebrytė. Gerų ir jums atostogų vasaros, kas atostogausit, o kas netostogausit, dirbkit su meile.